Nuo šiol norint Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre įregistruoti geležinkelių riedmenis, į inspekciją vykti nebereikės. Dabar tai padarysite internetu, prisijungę prie sistemos. Atsidarę informacinės sistemos langą, paspauskite meniu punktą Registrai ir kairėje spustelėkite Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registras. Tada pasirinkite, ką norite daryti – įregistruoti riedmenis, peržiūrėti įregistruotus objektus ar pateiktus prašymus, teikti prašymą keisti riedmenų duomenis. Atsidariusiame lange užpildykite elektroninę prašymo formą ir prisekite nuskenuotus dokumentus. Pateikus šį prašymą inspekcijai, jis iš karto bus pradėtas apdoroti. Jei dalies dokumentų negalite nuskenuoti ar įkelti į sistemą, pažymėkite varnele ties atitinkamu dokumentu. Šį dokumentą turėsite pristatyti. Įregistravusi riedmenį sistemoje iš karto atsiras įregistravimo pažymėjimas, kurį atsispausdinsite kada panorėję.